Ši dalis yra santrauka pirmų 3 dalių. Viešpats sukuria žmogų, kurio skrandis yra nepritaikytas žoliai valgyti, nei mėsai. Žolėdžių skrandis turi būti labai ilgas, su keliom dalim, kad būtų galima priryti žolės, ją atrajoti. Mėsiečiaus skrandis turi būti trumpas, kad tenai patekęs sunkus maistas kaip mėsa ilgai neužsibūtų ir nepradėtų pūti. Žmogaus skrandis yra pritaikytas būtent šitam maistui, kuris parašytas pradžios knygoje 1 skyriuje. Ir tai jau įrodė mokslininkai. Tuo metu, kai buvo rašoma Biblija, žmonės galbūt nepjaustė skrandžių ir netyrinėjo jų. Dabar jau yra viskas ištirta. Toliau atsitiko tam tikras įvykis, nuopolis, nusidėjimas, ko vėliau pasiekoje įvyko tam tikras įvykis, kurį galima būtų pavadinti genocidu, susijusiu su nephilimais. Žmonės iki šito įvykio Dievo buvo paskirti būti valdovais visų gyvūnų ir kad gyvūnai jiems tarnauti. Gyvūnai ir tarnavo. Šernai kniso lysves, darė vagas, arė, bebrai pjovė medžius, jos nužievindavo, drambliai su kailiu, taip vadinami mamutai, nešiodavo tos rastus, dėdavo ten, kur reikia, statydavo namus ar dar kažką tai. Paukščiukai sėdavo sėklas į šernų suartas vagas. Čia vardink ir vardink. Vienu žodžiu, visi gyvūnai tarnavo, žmogus tik tai kontroliavo šitą visą procesą, tiesiog nurodydamas, ką daryti tiems gyvūnams. Pasirodžius nephilimams, visos maisto atsargos buvo greitai surytos šitų nephilimų ir buvo pradėti ryti ir gyvūnai, ir žmonės. Taigi tai yra tas lūžio taškas, kada žmogus, norėdamas išsigelbėti, tiesiog privalėjo valgyti mėsas, jau kito varianto nebuvo. Žmonijai išlikti teko persiorientuoti iš normalaus valgio į mėsišką. Laikas ėjo, nephilimų problema arba susilpnėjo, arba apskritai išnyko daugelį regionų. Ir žmogus jau galėjo teoriškai grįžti prie seno maitinimosi būdo, kaip sakytų dabartiniai tyrėjai, sakytų, praktiškai galėjo. Na, praktika tokia, kad žmogui teko jau dabar, jokie šernai jam nebearė, jokių lysvių, jokio paukščiai nesėja sėklų, jokie bebrai nepjovė medžių. Viską reikėjo žmogui jau darytis pačiam, tai yra išties sunku. Tuo tarpu kokios avys, kurios ėda žolę, jos virsta mėsa, jų nereikia sandėliuoti, tai yra kur kas paprasčiau. Taigi žmogus dalinai grįžo prie seno maitinimosi, Dievas paskyrė tinkamų maistų ir netinkamų gyvūnų sąrašą. Galų gale naujausias Dievo nurodymas yra toks. Valgysite gyvūnus, sirgsite gyvūnų ligomis. Dabar žmogus labai paprastai gali suprasti, kodėl buvo Mozės laikais sudarytas leidžiamų gyvulių sąrašas. Nes draudžiamus gyvulius valgant susidaro tam tikros ligos, kurios žmogui ypač pavojingos. Kai kurie dalykai matomi netgi iš karto. Pavyzdžiui, kalniečiai žino seną gerą dalyką. Jeigu pagavai zuikį, turi jį truputį papūdyti. Jo mėsa papūva, tada jau galima ją išdoroti, iškepti galima ir vartoti. Puvimo bakterijos jos panaikina tam tikras labai nuodingas medžiagas, nuo kurių žmogus gali net apakti. Jėzus Kristus sakė, sutepa žmogų ne tai, kas į jį įeina, o tai, kas iš jo išeina. Tai rodo labai paprastą dalyką. Valgykit žmonės, ką mano tinkamo. Nes Pauliaus laiške parašyta, žmogus gali valgyti viską, bet ne viskas jam tinka. Jūs patys pasirinkite, kas jums tinka. Jūs buvote perspėti, ką norite, tą ir valgykite. Tik po to nekaltinkite Dievo, kad, pavyzdžiui, išgeriant benzino jums kas nors blogo pasidaro.